Antras iš eilės, blėt. Šamui bus kapėts. Sudaužyti bus kaip velykiniai kiaušiniai. Mintis debesų, taip aukštai nunešu žalių kalvų. Daugelių minčių, sienų keturių, saugomi randai, tik laiko atvaizdai. Ištakoms vandenų, taip pavydi vėjai. Ištakos vandenų, taip ir nesuspėjai. Jeigu jūros vandenynai mane iš tavęs, vėl paleisiu savo juoką į marias, į valias. Jeigu jūros vandenynai mane iš tavęs, vėl paleisiu savo skruostais į marias, į valias. Savo juoką vandenį gyventi išmokau dėl tavęs. Dėl tavęs. Savo juoką vandenį gyventi išmokau dėl tavęs. Dėl tavęs. Nepralenkiami, nepaliečiami, tūkstančiai naktų atvirų langų. Trūksta tau ir man. Ryba kur yra? Molėtuose. Nežinau, kuriam, bet... Kalas. Šitas kalas. Samtas net nešrinktas. Labą rytą visiems. Su Velykų antrą dieną. Reikia tą dieną šamukais aplaistyti Velykinę dieną. Tai bandysim, oras geras, vėl vėjo nėra, šryto popiet žada biškutį didesnį, bet kai vėjo nėra, yra daug paprasčiau ir geriau šamo gaudyti, nes kai vėjas yra didelė banga, labai sunku jį vaikytis, kaip žinom, jis vietoj nestovi, tai sunku labai su juo, bet kai ramus vėjo nėra, ramus oras, tai labai smagu su juo. Nu ką, buvom prieš Velykas išlėkę, vieną pagavom, bet labai trumpam buvom atvažiavę keliom valandom. Nu šiandien jau skirsim visą dieną, matysim kaip čia seksis. Ką, šokstam į valtelę, kūrė motoriuką ir bandysim. Yra. Ir gražus ir turi būti.
chebryte, velykinis kiaušinis yra. Keitechiukas, bet nu tuoj mes jį paleisim, pafotkinsim. Pasakasi biškį gal apie gumas, ką gaudau. Suksim. Kur čia saulės nėra. Taip, aš gaudau chebrytę viską tik į tiek. Čia yra jų pilna. Ir sako, šamas savo mažom akytėm nemato. Tikrai chebrytė mato. Mečiau šitą, sureagavo. Atėjo, pasiekė nieko. Mečiau natūralkę, nieko. Uždėjau kitą spalvą, raudoną, be jokių klausimų iš toli apsisuko, bam ir yra. Taip kad žinokit, mitas, kad šamas tik vibraciją jaučia ir daugiau nieko. Jis tikrai mato, nes kodėl, pavyzdžiui, nepatiko jam ta spalva, kažkodėl nu ir nekalė. O kitą spalvą susišvietė jam kažkas tai ir kalė. Gaudau su megabasu kotu. Jau gaudau 2 metai, gaudau ir modelį, čia jau galiu parodyti. Gaudau ir 2 metai jau jokių bėdų. Valą naudoju 2,5-3, nesimažinu aš dėl valo, šamas tikrai nebijo to valo ir čia, nes su tuo pačiu kotu ir lydeką gaudau iki 8 colių su gumom Keitecho. Tai kotas iš tikrųjų labai aštrus, kietas. Susitvarko, šamo pernai didžiausia pagavau gal 32 kg, susitvarko be jokių bėdų.
O daugiau, ką žinau, aišku, būna, kad jis nori ir didesnis gal gumos, bet aš labai nesistengiu su tapkėm mėti, tai... O viso šito grožio, jeigu norit įsigyti, yra ir kotų šitų megabasų, ir keitecho pilną asortimentą, tuoj ateis Twitcho metas, džekalo, visokių naujovių. Jeigu norit, nuvažiuokit į Kubiliaus 20, jeigu neklystu, tai patikslinsiu. Jo, Kubiliaus 20 Lorelandą atsidarius nauja parduotuvė. Dirba tikrai patyrę žvejai, tai patars, jeigu ko ir nežinot, ką įsigyti, kaip kanko gaudyti, tikrai patars. Dėl kotų, dėl valų, masalų, tai nuvažiuokit. Pasižiūrėkit, chebrytė, visko tikrai rasit, kas susijęs su spiningavimu, tai tikrai visko rasit. Nu, ką mes dar tik tai rytas, kiek čia turim valandėlį 9, pirmas yra jau. Šiandien skirsim visą dieną jam šamukam, tai ką, varom ieškoti toliau. Dar vienas chebrytė, antras. Turime dar vieną, šiandien antras. Nuotaikėlės vėl kyla. Kiek laiko Brodlaukės tuščiai buvo. Dabar jau o. Gerai. Antras. Yes. Ant kelionės dar vieną ir viskas, sakau, varysiu namo. Bet žiūriu dar vienas stovi mažiukas. Mažiukas, bet ant skaičiaus, nes jie būtų jau mane šiandien
nukalė. Buvo 3-2, dabar bus 3-3. Jau bus linksmiau. Oho, visi vaisius. Nedidelis, bet 3-3. Ką, mažiukas, lygus šiandien. 3-3. Nu ką, hidrytė, turbūt su šituo šiandien ir užbaigsim. Šamuku visai neblogai. 6 kibimai, 3 realizuoti. Diena užskaityta, kaip ir sakau. Nu ką, lauksim kitą savaitgalę. O jum nei žvyno ir iki sekančio.